Vieną baltą ir skaidrę popietę karvė vardu Rožinė brido per sniegą. Valgydama bandelę su cinamonu ir dairėsi į šalis. Eidama ji galvojo, kaip negražiai pasielgė vakar vakare ir kokiais žodžiais atsiprašys geriausios draugės, kai ją sutiks. Bet pirmiausia, reikia ją rasti. Ir tik pabandykite įsivaizduoti, koks sunkus darbas pastebėti kažkur tupinčią blusą. Vakar Rožinė ir princesė, toks buvo blusos vardas, beveik visą dieną ginčijosi dėl dėmių. Karvė įsitikinusi, kad jos baltame kailiuke esančios juodos dėmės pačios gražiausias visame kaime. O blusa aiškino, jog negali būti nieko nuostabesnio už jos kelis rudus taškelius ant nugaros. Taip barėsi iki vakaro. Nuėjo miegoti, atsukusios viena kitai užpakalius, prišnekėjusios bjauriausių žodžių ir nė neatsiprašiusios. Ryte nubudusi karvė geriausios draugės neberado, tad į kuprinę įsidėjusi obuolį, bandelę su cinamonu ir saują riešutų išbrido jos ieškoti. Tebe krumuliuodama bandelę, Rožinė pamatė medyje sėdintį paršelį. Iš karto pagalvojo, kad pas jį neras princesės, nes veislinės blusos išrankios ir jokių būdų nesutiktų gyventi šiurkščiuose bei retuose kiaulės šeriuose. Bet vis tiek verta pasidomėti, ar pro šalį neprašaliavo jos draugė. Atsiprašau, gal galėtumėte pasakyti, ar nematėte veislinės blusos? Kas man už tai, kad jai atsakysiu? Sumurmėjo paršelis Mikas, besimėgaudamas nuo karvės sklindančių cinamonu. Padovanosiu obuolį, nuoširdžiai atsakė Rožinė. Mikas greitai prispaudė trumpas kojas prie apvalaus pilvuko ir išsirideno iš medžio. Gardžiai sučepsėjo obuolį ir vėl užpuškavo ant tos pačios šakos. Na, tai kur matėte blusą? Nekantravo karvė. Nemačiau. Nuo vakaro miegojau, o kol tu nepažadinai savo kvailais klausimais. Tu melagi, nu obuolį tai suvalgiai. Nešūkauk, nu obuolio prašiau. Juk obuolio prašiau už atsakymą ir nežadėjau, kad jis tau patiks, iškriuksėjo Mikas. Rožinė dar labiau nuliūdo. Nueidama užpakalinę koją paspyrė medį ir nuo viršutinių šakų ant paršelio užkrito pusnis sniego. Paėjus vos kelis žingsnius, karvę aplinkė sraigės vyras. Turbūt iš karto pamanėte, kad Rožinė tikrai lėtapėdė. Bet tai netiesa. Tiesiog sraigės vyras visame kaime žinomas lengvaatletis. Dabar jis skubėjo į parduotuvę pirkti miltų, nes vakarienei žmona gamins virtinukus. Labadiena, kaimynė! Gal šiandien matėt mano draugę princesę? Paklausė karvė. O, sveika, Rožinė! Žinok, mačiau ir nustebau, nes ji tupėjo ne tavo kailiuke. Bet paskui pamaniau, kad princesė tiesiog pakeitė gyvenamąją vietą. Veislinės blusos tokios išrankios. Kieno kailyje ji tupėjo? Tokios mažos ir baltos. Na, kalytės, atsakė sraigės vyras. O kur? Netoli mikrobo smirdžiaus namų. Ačiū jums! Nudžiugo karvė ir dėkingai pakštelėjusi sraigės vyrui į žandą nuskodė smirdžiaus namų link. Rado jį ypatingai geros nuotaikos, besišildantį priešais židinį ir gurkšnojantį ramunėlių arbatą. Iš jo Rožinė sužinojo, kad aplankyti mikrobo atvyko tolima giminaitė kalytė Onutė. Ko gero su ja sraigės vyras ir matė princesę, todėl karvė nusprendė palaukti, kol Onutė grįš.
Rožinė ir Smirdžius maloniai visi šnekučiuodami išgėrė po 4 puodelius arbatos, suvalgė riešutus iš karvės kuprinės ir dar spėjo tango sušokt. Tik sutemus už durų pasigirdo tankūs žingsniai ir mergaitiški balsai. Durys prasivėrė ir įbėgo Onutė su princese ant ausies. Blusa labai nustebo pamačiusi karvę. Ką tu čia darai? Tavęs laukiu. Dieną lakščiau po kaimą, tavęs ieškojau, kol sužinojau, kad susidraugavai su Smirdžiaus giminaitė ir gyveni jos kailiuke. Aš norėjau atsiprašyti. Nuleidusi akis tyliai pasakė Rožinė. Ryte aš išėjau apstikto takelio nušluoti. Grįždama susipažinau su Onute. Norėjau, kad ir jūs susidraugautumėte, bet parėjusios tavęs neradome. Kaip smagu, kad esi čia. Aš negyvenu Onutės kailyje. Na, tik svečiuojuosi. Jei priimsi, mielai grįšiu į tavąjį. O vakar prieš užmigdama pagalvojau, kad visame kaime, tik mes abi esame dėmėtos. Vadinasi, pačios gražiausios. Iš laimės karvei net ašara ištryško. Apsikabino su princese ir sutarė visada susitaikyti, jei kada ir teks susipykti. Nes taip daro draugai.